Sako, kokių vaisių turit? Nu ir mes, žodžiu, tiesiog turėjom avokadą vieną, kelius bananus ir obuolį. Tai jinai tiesiog užsirašė, kad mes įvežam vieną avokadą. Vieną avokadą. Ir visa, ta prasme, kaip pas mus būna tarp Lenkijos, pavyzdžiui, sienos tokie namukai, tai čia lygiai tas pats, tik tai klausinėjo, kokius vaisius įvežam. Įdomu. Ant to vardo, ne? Pirmą kartą atvarėm į kempingą vaikų dieną. Žiūrėkit, kokio dydžio medžiai. Pasistatėm palapinės. Man bent jau tai labai patinka šitas campgroundas. Jisai tarp labai senų sekvojų. Pagaliau galėjom dieną įsirengti savo palapinės. Buvusio medžio dydis. Va čia. Kelmas toksai. Rūgė, atsistok prie jo. Eik tu savo. Sunku suvokti, kaip jie tokie dideli gali būti, ne? Ir, pavyzdžiui, vienas iš jūsų nukirstos. Taip. Ir gyvena. Gyvybės knibžda viskas čia. Prisivalgo kažką. Banano šliūžas. Bet A! Labai, ką darai? Parodyk su rankyte, šiaip didelis esu. Nu, toks, tipo... Nu, ne, palik ir ramybė. Važiuojame į haiką, kuriam turėjom gauti permitą. Šitas haikas ypatingas tuo, kad pradžioje dar reikia iki jo davažiuoti, kad jį praeit. I've run out of words to say. I closed my eyes and hid away. Watched my mind bend and break. No saving face, just knees on pavement. O pakomentuoti atvykome saugiai, viskas pavyko, mes tada einam. Tai va, kol einam lėtai ir nelabai įdomia pradžia, tai galim papasakoti. Nu, tai bandėm laimėti Yosemite parke leidimą į vieną įspūdingiausių haikų. Nelaimėjom. Nelaimėjom pačią populiariausią haiko Amerikoje. Bet gal ir gerai. Nu, biškį liūdna. Bet viskas gerai. Upeliūkštis, kuriuo eisim.
Čia buvo rekomenduota eiti su vandens bateliais. Mano vandens bateliai tokie. Nu žiūrim, Tomas užsimuš ar sėkmingai nulips. Tomo kojas biškai kariuoja, kad užsimuš. Man per lengva biškai. Nerealu eikti savo. Dar 10 balų. Einame prie jūros. Bet debesys mums užstoja kelią. Ten prie ramiojo vandenyno. O čia turėjome gyvūną. Ruonis. Eik, tasa! Tomas sakė, šitas balvonas iš Arūną panašus. Aš dar išlinda. O, mano, kaip juokinga. Tuka. Žiauriai kietai. Na ką, ir atėjo vakaras. Po pilnos įspūdžių dienos reikia gerai pavalgyti. Pasigaminti. Bulvės, lietuviškai labai. Su sviestuku, su lupenom į laužą. Palapinės jau paruoštas. Rytoj anksti ryte pradedam kelionę į Jozimetą. 10 valandų kelią. Plaunam indus. Šį kartą su dušo žėlę. Nes mes esam biudžetiniai keliautojai ir viską bandom taupyti. Mes neturim dišų indų plovyklę. Tomas indų su dušo žėlė. Iš tikrųjų, čia ne dušo žėlė, čia šampūnas. Mūsų indai kvepės taip pat kaip mano plaukai. Ir keturiese plaunam indų. Vienas filmuoja. O, taip. Kaip vanduo, Tomas, šiltas, šaltas. Dabar vienas sausina. Jis dar vis riebaluotas. Ir antrą kartą perplaunam. Ne. Uždarys mašiną. Per daug man čia vysta, gerai jau. Atvarėm į Maką. $5 sumokėjau, nu aišku, taksai dar, bet už savo burgerio mylą. Pietų stotelė, draugai pasirinko In-N-Out, aš tradiciškai Maką. Nors esam Kalifornijai, kainos iš tikrųjų žiauriai nustebino, nes pavalgėm jaučiu pigiausiai per visą laiką. Atvykome į San Franciską. Labai gražiai atrodo miestelis. Palaukit, kažkas vyksta. Ai, Mažas miesteliukas. Visai kitaip atrodo negu Vašingtono arba Oregono miestai.
pasitikti saulės. Čia yra ta ola, į kurią būtume ėję, jeigu būtume laimėję permitą. Nu va, čia dar vienas tiltukas. Tai iš tikrųjų čia atrodo tai įspūdingai kito sezono metu, nes va ten va bėga milžiniškas krioklys, kuris šiuo metu nei truputėlį net nevarva. Genysma. O Dieve, koks mielas. Labai šaltas rytas. Tai saulytės spinduliukai šildo nosytę. Šiaip kaip pakėlė saulytą, taip gražu. Pievas. Nu va, tai čia galima įsivaizduoti tik tai, kaip vanduo krenta. Ir čia turėtų tokia dulksna tarsi krist. Bet nieko. Nieko nėra. Žodžiu, žiauriai smagus haikas. Labai reikia lipti viršų. Daug switchbackų. Bet taip daug smagiau bent jau. Ne mano, aš tiesiog nešu draugelį. Gandalfai? Tomas sako, kad reikia, kad mes jam bandau. Ai, Gandalfai lazdą nori grąžinti, ne? Supratau. Saulė pliekia. Mes laimingi. Krioklys matosi. Žandai kokie raudoni. Vasarą čia turėtų būti didelis krioklys, po kurio eini. Bet turim tik lašelius. Bet vis tiek faina. Ajakiu, labai. Kuku. Kur tu? Aha, išsigandai? Labas. Gražuolė. Bet ant kiek greit juda, ne? Tiesiog osto, ieško. Pasilgau treviuką. Labas. Aš dar tokio dydžio nesu mačius. Eik, tu trevikai patiktų. Pažiūrėkit, kokio dydžio kankorėžiai. Kokio grožio. Wow. Wow, kaip gražu. Eina sau. Grožis tai žiauruminis. Toks atsiveria vaizdelis. Taip. Wow. Žiauriai gražu, žiauriai patinka. Žiauriai geras haikas. Ne per sunkus, ne per lengvas, normalus. Eisim valyti. Labai noriu. Pietus bombiniai vietoj. Ir po mėnesio praleisiu. Chicken teriyaki, 10 balų, labai skanu. Belekai skaniai pavalgiam. Ir lipam. Grįžtam namo. Toliau. Atgal. Namo? Namo. Miegam, miegam, miegam. Miegam, miegam, miegam. Miegam, miegam, miegam. Taigi, esame po žygio ir atvarėm pasimaudyti į upę, esame visiškai vieni, nieko nėra, upė yra prie uolų, labai labai gražu, negili upė, labai, tai iki kelių realiai, bet pagulėjom, labai smagu, kaip vertinim? 8 iš 10. Truko gylą tik tai čia, ne? Gylio? Gerai, 9 iš 10, nes gylio tai. Jo. Dabar jie numažė. Tada. Taigi, maudomės, gali pamatyti labai labai negilu, labai, bet užtat labai graži gamta. Va, uolos visur. Ir čia yra šita upė išteka iš kalnų, ar ne? Čia yra kalnų upė, tai yra ganėtinai šalta. Grįžom į žygą, einam į dušą. Jau karštą šiandien. Šiandien pasivaikščioti, pavyzdžiui, va čia yra tiesiog centras nacionalinio parko,
Starbucksas yra. Žodžiu, viskas čiki-piki. Ir kažkaip nelegalu atrodo, nes visam parke yra internetas. Keista nacionaliniam parke pasiimti Starbucksą. Tai padukas lygiai tiek pat, kiek ir visur kainuoja. 5,95. Sukirtom baulą. Kiek metų? 10 dolerių. Bet labai skanus. Kaip nacionaliniam parke mes tikėjomės, kad kainos bus žiauriai didelės. Bet viskas labai normaliai. Taigi, atėjome į kavinukę nacionalinio parko, ne? Esam labai nustebę, kad čia yra kavinė iš vis, nes kituose nacionalinius parkus tokių dalykų nebuvo. Tai va, pasiėmėm baulus, bandysim. Jau 2 kartus prašom su baulais, tai nežinau, tikiuosi pavyks kažkas faino. Ką tik pavalgėm ir spėkit, gavau baulę tuos ryžius, kuriuos aš tiesiog dievinu. Geriausia diena žemėj. Geriausia diena žemėj. Ir dar su spicy tūnu marinuotu. Again. Ką jums pasakys? Kaip diena? Mažiukui. Biški nekalba, žinot, kažkodėl. Kadangi Jozimintas yra pats populiariausias nacionalinis parkas. Antras palai populiarus. Jo, antras. Tokių, kur hiking ir panašiai. Tai labai sunku užsirezervuoti gerą kempingą. Tai kadangi paskutinę minutę rezervavomės, tai miegam su visais, kaip festivalį. Palapinė ant palapinės. Truputį nejauku. Nu, tipo, jauku nes tarp žmonių, bet nejauku nes žiauriai vieni šalia kitų. Ir, pavyzdžiui, šiandien, ne, ateinu ryte, prie mūsų stalo tiesiog kiti žmonės ir toks. Žiauriai keista. Žiauriai, nejauku. Nes tas stalas grinai prie pat mūsų Va, mūsų palapkė. Ir toks nėra aiškios vietos, kur pasistatyti ir panašiai, tipo vos neturi kažkur grūst, nes galėtum čia statyti. Bet vakare visi žmonės tiesiog konvejeriu. Jo, tai mes čia pasistatėm. Bet turim, galim parodyti, yra tokia kaip... Spintelės maisto. Gali pasidėti maistą. Nuo meškų. Na, galit matyti, kokia nuostabi vertėlė. Atvažiavom su Tomu į vietą, kur žmonės tiesiog lipa su virvėm į šitą sieną pažiūrėti. Nu, sugalvojom paeiti iki pat, kur žmonės pradeda. Nes aš nesuprantu. Kaip? Pažiūrėkite, sustosiu. Kas? Juda? Tikrai nėra žmonių, nori pasilaikyti. Gal nedaryk taip. Tiesiog matai, ar žmonės lipa. Tomas lipa. Gal kažkada iš tikro lipsi? Gal kažkada iš tikro lipsi? Didybė, žinokit, neįmanoma perteikti per kamerą. Ir ypač dabar dar, kai tiesiog saulė leidžias. Jis toks kalnų ožka, aš negaliu. Reikia kartais sustabdyti, kad nevarytų toliau. Man tai biški baisu, nes saulė leidžiasi, vėjas kyla. Mes esam palipę. Neturim vandens, nes neturėčiau būti haikas. Bet kaip visada. Programėlė tiesiog vedavo tokiu keliuku. Keliuku, ne keliuku. Bent jau mašinos jau matome. Meistiškai atrodo. Ir saulytė leidžias. Va, labai gražu. Tai ką, nauja diena. Baigėsi mūsų Jozimito kelionė ir Jozimitas mus paleidžia su tokių vaizdų. Laikau saulę. Va. Laukinės karvės. Va, ten matys. Laukinė. Atvykome į kempingą. Tikriausiai geriausias, kokį turėjome iki šiol. Nes turime kampinę vietą. Niekas čia neateis.
Matome krioklį. Nuostabu tiesiog. Na va, jau bėga kažkur. Šiaip šalta. Esam 2 kilometrų aukšte. Nežinau, kodėl aš su šortais. Reikėtų... ką tik matėt, kaip... Nufilmavau, kaip vos taisytas. Belekas. Žiauriai gražu. Didžiausia pasaulyje medžio šaknis. Nu, šitas ne pats didžiausias pasaulyje, bet jų rūšies. Žiūrėjom pro didelį medį, bet ne patį didžiausią. Pati neįdomiausia veikla. Važiuojam. Pati neįdomiausia veikla. Didžiausias sekvojos pasaulyje čia auga. Man labai patinka matyti didelius medžius. Mano draugam nelabai. Einam į muziejų. Didžiausias sekvojos medis, storiausias, yra kaip 22 drambliai viens ant kitos. Kaip Space Shuttle, dar didesnis. Ir kaip laisvės statula. Va, vienas medis. What the fuck? Bet taip. Visi medžiai didesni vienas už kitą. Taip. Sveiki, mėly vlogo draugai, žiūrėtai, mes esame šiuo metu milžiniškoj sekvojoj. Biškį baisu. Štai Rugilė. Mano misija šiandien yra pralysti pro šitą mažą skylę. Ai, gal purvinkim rūbą. Einam atgal. Kaip Bear Grylls jaučiuos. Filmavai? Priėjom medį ir akmenį, kurie yra suaugę. Įspūdingai atrodo. Akmuo kaip 2 pandukai. Ai, nu tikrai nesunku. Gal vėl užfiksuosiu, kaip nudrimu. Atėjom į didžiausio medžio pasaulyje žygį. 700 metrų. 700 metrų? Reiks čia pai? Žmonės sakė, kad mato mešką. Visiems labai baisu. Bet iš tikrųjų mums nebaisu, nes mes visą vasarą praleidom tarp miškų. Tarp šitų dviejų. Šitas plytelės yra tokio dydžio kaip šitos sekvojos kamienas. Didžiausio medžio, didžiausio kamieno plotis yra 11 metrų. Aukščiau 4 metrai. Didžiausia šaka 2 metrų skersmens. Bet esi vis tiek amavėdė nuo šito. Jis nėra aukščiausias. Nėra didžiausias. Bet daugiausiai turi, nežinau, kad čia. Ir daugiausiai sveriantis medas, galim taip sakyti, daugiausiai sveriantis medas žemė. Nes turis. Ne, nebūtinai. Gal tankis netoks. Wait. Tai ir tankiausias medis pasaulyje. Taip, tankiausias, turiausias medas.
Viešbutį. O tai va, dar nepasiėmėm, gal tai reikia pasiėmėm. Nepasiėmėm. Ko nepasiėmėm? Viešbučio Kur? dykumose mirusiųjų. Mamos geriau neturi apie tai Mamos žinoti. nežiūrės to video. Tiesiog vidury dykumos, kur šiam laipsnį. Jo! Ne tau kalbėt, berniukas, kai prie 15 prakaitoji. O va čia yra gyvenimas, čia yra Amerikos žmonės, čia yra gyvenimo prasmė. Saulutė, tomukas. Eisim gal nusimaudyt vandenukas. Įspūdinga. Viena geresnių dienų. Niekur nereikia lėkt. Ramu. Aukštos sekvojos prie Ir mūsų. labai geras kempingas. Labai fainas. Biškai reikėjo ateiti iki čia, bet tame ir yra grožis, nes daugiau žmonių čia nėra aplink. Ten dedukas kažkoks stato savo rūmus, bet Savo šunim. daugiau tai nieko. Ignai, tau į pamainą reikia dirbti. Ignai. Ignai. Į tau į pamainą. Tau į pamainą. Ei, Su merčiuko paca sėdė gamtoj. Bet smagu, va, žiūrėkite, tokį turime. Laužiukas. Mūsų palapinės. Labai smagu. Šitie žmonės yra nesveiki dėl maudynių. Aš, pavyzdžiui, nekenčiu maudytis, kai šalta. Man turi būti plus 40, kad aš eičiau maudytis. Arba kritinė situacija ir aš smirdžiu jau dumblų, nežinau, kažko. Tai aš, pavyzdžiui, šiandien negalėčiau įlysti, čia žiauriai šalta yra. Ne žiauriai, bet šalta. Jau nekomfortas. O jie eina maudytis. Ne, tai draugė, tai gera. Šakas veidą paleido. Matėt? Jūs matėt, kaip jinai elgias? Eina maudytis, kiek šilumos? Ai, atsiprašau. Ai, tai šilta. trys, du, vienas. Labai, nešas rami. Davai! Jau beveik įlindai, lystis. Pilnas, pilnas. Pradedam paskutinę naktį palapinėje. Labai liūdna, nes atrodo, kad kelionė baigės, bet iš tikrųjų... Iš tikrųjų prasidėjo poilsio dabar kelionė jau. Tai paskutinė naktis ir vėl šalta naktis, pirštinės, kaklo nuolat ir nušalus nosis jau. Tada važiuojam. Labanakt!